Sveiki. Turbūt girdėjote tokį posakį vyrai su cinkeliu. Apskritai, kas nors su cinkeliu. Ir, kaip sakau, dažniausiai su cinkeliu būna vyrai, o moteris būna su šarmu. Ir čia irgi yra kita tema. Apie cinkelę. Ta vadinama cinkelė žmonėse, vyruose dažnai sukuria tas vadinamasis libido. Toks aistringumas, seksualumas ar nepatrauklumas žmogaus. Ta libido dažnai sukelia, libido priklauso dažnai vyruose nuo testosterono, ar ne to didžiojo T. O kaip testosteronas yra susijęs su cinku? Ir ar gali būti, kad mūsų protėviai lietuviai buvo tokie išmintingi, kad teisingai labai išliaupsino tą cinkelį, turėdami omeny cinką. Tai vyrai su cinkeliu ar vyrai be cinkelio, be cinko. Šiandien apie tai ir pakalbėsime. Iš tikrųjų noriu pakalbėti apie neįtikėtiną, unikalią, labai didžiulę naudą, cinko naudą, to paprasto, bet unikalaus mineralo cinko naudą vyrų sveikatai. Ir suskirstysiu temą į kelias potėmes, tai pradėsim nuo to cinkelio, nuo testosterono. Taigi cinkas ir testosteronas. Netaip seniai, prieš metus laiko, 22 metų gruodžio mėnesį, PubMed buvo išspausdintas labai išsamiai išspausdinto apžvalga apie cinko kiekio kraujyje sąryšį su testosteronu. Ir tai yra pats pagrindinis vyriškas lytiškumo ar ne hormonas. Šiuo tikslu toje apžvalgoje buvo atrinkta 38 straipsniai, įskaitant 8 klinikinius tyrimus, 30 tyrimus su gyvūnais, ar ne? Ir buvo padaryta išvada iš tokios meta-analizės, aš jas labai mėgstu, nes tai yra ne vienas paskiras koks straipsnelis, padaryta išvada, kad cinko trūkumas konkrečiai mažina testosterono kiekį, o cinko papildai pagerina testosterono lygį. Taigi, vienas tokių iš įdomesnių apžvelgtų ten tyrimų buvo atliktas 96 metais netgi ir buvo keli aspektai tame tyrime. Pirmiausiai, tai jauni vyrai buvo maitinami 20 savaičių, kaip 5 mėnesiai išeina dieta tokia, kur buvo labai mažai cinko. O daugelis vyrų iš tikrųjų ir žmonių, ir vaikų nevalgo produktų, kuriuose būtų daug cinko, ar ne? Apie tai vėliau pakalbėsime. Taigi, ir kas paaiškėjo, testosterono lygis buvo išmatuotas prieš ir po tų 20 savaičių ir per tą laiką, trūkstant cinko natūraliai su maistu, jų testosteronas nukrito labai ženkliai, tai yra 75%. Ir tyrime tame pačiame taip pat dalyvavo kita grupė vyrų, vyresniai jau vyrai, kuriem paprastai jau mažėja to testosterono ir jiems 6 mėnesius buvo duodami cinko papildai, po 6 mėnesių, tai yra 24 savaičių, jų vidutinis testosterono lygis padidėjo dvigubai, nuo 6,3 iki 16 nanomolių litre. Tai čia buvo sveiki vyrai, nesergantis, ar ne? Dar tame tyrime irgi apžvelgtas toks tyrimas su pelėmis, su žiurkėmis, tai vat jos buvo gydomos 5 mg cinko per dieną ir jos turėjo daug geresnę seksualinę funkciją. Irgi padaryta išvada, kad vyrams cinkas turi labai tiesioginį poveikį susijaudinimui ir erekcijos palaikymui. Beje, buvo atliktas įdomus tyrimas su uosle.
13 metais čia atliktas kitas tyrimas parodė, kad uoslė iš tikrųjų yra labai svarbi, ypač jaunesnio amžiaus vyrų lytiniam potraukiui. Ir tai reiškia, kad cinko trūkumas, dėl kurio uoslė suprastėja, gali mažinti gebėjimą aptikti subtiles tokias cheminės medžiagas ar ne, kurios sukelia susijaudinimą. Taigi atstačius uoslę cinko papildais pagerėja ir ši funkcija. Beje, čia labai yra šis mineralas reikalingas ir tiems, kas uoslę praradot anos pandemijos metu. Taigi, dar noriu paminėti, kad cinko terapija ar ne, cinko suplementacija šiek tiek skiriasi nuo kitų gydymo būdų, nes veikia tada, kai cinko trūksta. Jeigu jo netrūksta mityboje, tai nėra didelio skirtumo, ar tu papildysi ar ne. Paskui vėliau pakalbėsim, kam ir kada jo trūksta ir kodėl to cinko trūksta. Gerai, testosteronas, viskas gerai, pasididinome mes jį. Dabar pereikime prie cinko ir prostatos sveikatos. Ar žinojate, kad būtent prostatos audinyje yra kaupiamas didžiausias cinko kiekis lyginant su visais kitais organais ir jų audiniais? Ir gerybinis prostatos išvešėjimas, ar padidėjusi prostata, kaip vadinama, yra diagnozuojama apie 50%, maždaug pusė vyresnių nei 50 metų amžiaus vyrų visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Ir pasidomim, koks yra cinko poveikis prostatos sveikatai. Žurnale Indian Journal of Urology buvo apžvelgtas cinko kiekis vyruose, kuriems anksčiau jau buvo diagnozuotas tas gerybinės prostatos išvešėjimas, ar ne? Ar gerybinė prostatos hiperplazija, dar kitaip vadinama. Cinko kiekis buvo matuojamas prostatos audiny ir šlapime. Ir pateiktos tokios išvados, kurios tiesiogiai suriša cinko kiekį su prostatos sveikata. Pirma, pacientams su padidėjusia sveikata cinko lygis prostatos audiny buvo sumažėjęs vidutiniškai, aišku, 61%. O šlapime cinko buvo 20% daugiau, lyginant su sveikais tiriamaisiais. Tai va, tiesioginė, kaip sakyti, vėlgi cinko koreliacija, sąsaja su prostatos sveikata. Pakalbėkime apie prostatitą. Tai dar kitas yra toks prostatos liaukos uždegimas, kurį dažnai sukelia bakterija. Ir prostatitas dažniausiai atsiranda vyrams vyresnėme amžiuje, bet vis daugiau juos skundžiasi ir jaunesnių vyrų, ypač jeigu jie patiria tokį fizinį didelį stresą. Tai va, buvo atlikta viena studija, kur buvo tyrima 120 vyrų, kuriems buvo diagnozuotas tas lėtinis bakterinis prostatitas ir jie buvo suskirstyti į 2 grupės, placebo grupė ir cinko grupė. Ir ta cinko grupė gavo iš tikrųjų didelę tokią terapinę dozę po 220 mg cinko kasdien, tai yra tikrai didelė dozė. Šiaip nevartokite tiek savo nuožiūrą, bet po 12 savaičių, aišku, čia prižiūrint gydytojams, rezultatai parodė, kad suplementacija ženkliai sumažino uždegimą, sumažino skausmą prostatitui. Tai reiškia, kad cinkas naudingas žmonėms su prostatitu ir mažina uždegimą. Dabar kalbėkim dar apie prostatos vėžį, šiek tiek pakalbėkime. Nes ir prostatitas, ir prostatos išvešėjimas nebūtinai, bet tai gali pereiti ir į prostatos vėžį. Taigi, viena studija parodė, kad vyrai, kurie vartoja maždaug tokią normalią dozę, priimtiną 15 mg dozę cinko, ir jie jau turėjo vėžio diagnozę, tai jiems 66% sumažėjo progresuojančio prostatos vėžio vystymasis. Ir įdomu tai, gal ir nenuostabu iš tikrųjų, kad vyrai, kurie serga prostatos vėžiu,
jie turi labai didelį cinko deficitą prostatoje. Ir tikrai yra labai nemažai tyrimų apie potencialią cinko naudą, užkertant kelią prostato vėžio rizikai ir mažinant jo vystymuisi. Taip, dabar kur gauti cinko natūraliai? Na, dietologai sako, kad iš tikrųjų labai visavertiškai valgant mes galime apsirūpinti cinku, tačiau labai daug žmonių ir ypač vyrų to cinko trūksta. Taigi, kur gauti natūraliai? Na, pirmiausia, daugiausiai cinko tai yra austrėse, kur mes ne kasdien tikrai tų austrių valgoma, taip pat jautienoje. Kitoje mėsoje, vištienoje taip pat yra cinko. Ir todėl veganams ir vegetarams yra sunkiau gauti cinko papildomai, be papildų, sakysime. Kiti kokybiški cinko papildai yra riešutai, sėklos, pieno produktai, tamsus šokoladas, ankštiniuose grūduose, nesmulkintose grūduose taip pat yra cinko, tačiau yra labai daug problemų su įsisavinimu. Tiek riešutai, tiek sėklos, tiek ypač ankštiniai, jie turi būti mirkomi būtinai, kad atpalaiduotų fitatus, kurie būtent blokuoja cinko įsisavinimą. Dabar reikia atkreipti dėmesį, kad labai dažnai vyrai, kurie turi libido problemų, ar ne, jie dažnai turi ir kraujotakos problemų. Ir jeigu toks vyras vartoja kraujospūdį mažinančius vaistų, ar ne, tai paprastai tai mažina cinko įsisavinimą. Paprastai tokiam žmogui būtinai reikia papildomo cinko. Taip pat fitatai, kaip jau minėjau, kurie yra tam tikrose produktuose, jie užkerta kelią cinko įsisavinimui. Cinko trūkumas gali atsirasti žmonėms, kuriems sunkiau pasisavinti cinko su maistu, tai yra vyresniems žmonėms kaip taisyklė. Jiems apskritai viską jau sunkiau pasisavina organizmas ir tiems, kurie serga kai kuriom chroniškom virškinimo žarnyno lygomis. Dar ką norėjau pasakyti, kad cinkas yra vitamino D kofaktorius ir apskritai, jeigu kalbant jau apie vyriškumą, tai yra du pagrindiniai tokie, na, kaip čia pasakyti, medžiagos, ar ne, nes ar vitaminai, ar ne, ir mineralai, tai cinkas ir vitaminas D. Vienas kitam jie padidina. Beje, vitaminas D taip pat didina testosterono, skatina testosterono gamybą sėklidžių darinyje. Dabar kaip to gauti cinko, jeigu mes nutarėme suplementuoti, ar ne, papildyti papildų. Tai vienas patarimas, nereikėtų užsivaryti didelėmis dozėmis, nes cinko perteklius gali turėti neigiamų rezultatų ir jeigu ten varysime po 200 mg kokių, tai iš tikrųjų gali turėti ir padidinti šiek tiek ilgalaikis vartojimas prostatos vėžio riziko, bet taip 10, 12, 15 mg, 30 mg, jeigu reikia, yra labai saugi ir rekomenduojama dozė. Cinkas, kaip ir kiti mineralai, yra gana sunkiai įsisavinimi, todėl reikia ieškoti ko geriau įsisavinimos formos ir dažnai cinkas gali dirginti virškinimą į traktą. Tai kai kam netikti kai kurie cinko papildai. Tai aš labai rekomenduoju susirasti cheluotą cinką, jeigu jūs galite, arba kuo geresnė cinko forma. Ir čia šį kartą aš turiu cheluotą cinką, yra tikrai Neolife cheluotas cinkas, unikali formulė, kuri labai lengvai ir be didelių šalutinių produktų padeda įsisavinti, kaip sakyti, virškinamajame trakte ir neturi šalutinių poveikių. O, tik pakalbėk apie cinką. Tai va, dar, aišku, kalbant apie cinką, tai čia ne tik testosterono lygį jisai didina, bet padeda palaikyti normalią DNR ir baltymo sintezę. Apskritai imuninė sistema neįsivaizduojama be cinką. Jis naikina virusus ir atsimenat, kai tos pandemijos laikotarpį cinkas būtinai ar ne buvo iššluotas ir padeda palaikyti apskritai normalią maistinių
makromedžiagų apykaitą, įskaitant angliavandenius, riebalų rūgštis ir normalią vitamino A apykaitą. Užtat cinkas labai svarbus, kai mes turime, jeigu norime išsaugoti akių sveikatą, ar ne? Taip pat smegenims padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Taip pat, jūs turbūt žinote, ar ne, moteris ypač žinote, nagų, plaukų sveikata, odos būklė irgi nuo cinko priklauso. Ir tai yra paprastas mineralas, kuris yra labai efektingas ir vartojamas labai nedideliomis dozėmis gali išsaugoti mūsų vyrų seksualumą, cinkelį ar ne, ir pagerinti imuninę sistemą apskritai. Kaip ir kitų mineralų trūkumas, taip ir cinko trūkumas gali padaryti daug žalos, o papildymas ar maistu, ar suplementacija, sakysim, papildo, gali ištaisyti visą mūsų sistemą. Tai tiek. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė, ir kaip visada ieškokite mano straipsnių YouTube kanale Sveikatos žurnalistė, tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt, Facebook profilyje. Ši informacija taip pat bus netrukus įkelta į YouTube kanalą ir tinklaraštį. Būkite sveiki, laimingi ir linkiu jums gyvenimo su cinkeliu. Ate.